Tai yra skirtumas biškį. Smagu, kaip virsta kūnų. Pastato baigtumas tai yra ogo. Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Tai va, vaikštum po beveik baigtą objektą, ruošimas valstybiniai komisijai, pridavimui ir paskutinė stadija tai yra priduoti pastatą ir paleisti jį į eksploataciją. Manau, truks ten ta procedūra su visais biurokratiniais reikalais, tai apie 2 mėnesius turėtų būti. Bet jau aktyvūs statybos darbai kažkaip nebevyks, va, įsivalom, susitvarkom, susijungiam ir viskas. Ir galės po gero mėnesio, po 2 užsakovas eksploatuoti. Statyba metus laiko truko. Mes praeitą pavasarį pradėjom, pavadinkim, ten arčiau vasaros jau buvo ir pirmieji pamatai buvo birželio mėnesį, tai skaityk, vat, ir dabar jau pabaigtuvės yra. Oi, taip, pagal planą dar geriau negu buvo planą. Be jokių pykčių kažkokių didelių ar trūkumų kažkokių, viskas susidėliojo į lentynas labai. Važiuosim paklausti užsakovo, ar patenkintas to visų procesų. Kol kas dar nereikia, kol nepridavėm, tai dar kaip ir neužbaigtas darbelis, bet principas toks yra. Tai čia ir keltuvai jau yra viskas. Ką aš čia veikiu? O atlieku techninės priežiūros funkciją, tai yra tikrinu darbus, inspektuoju, kas buvo suplanuota, kas padaryta, rangovai turi prisiduoti kaip ir darbus. Tai šiuo atveju tenka vis sukti ratus. Minusas yra tame, kad akis pripranta, paskui būna, gali vaikščioti per tą pačią vietą, bet susirenki iš darbuotojų, iš rangovų informaciją ir priimi sprendimą, jeigu kažkur. Nuo manęs niekas nekrūpčia, nes aš nesu piktybinis, aš skaitau, mano filosofija yra, kad mes visi kaip komanda darbuojamės, ne aš asmeniškai čia kažkokį tai stebuklą darau. Aš savo dalį darbo padarau, kiti rangovai savo dalį, statybos vadovas savo dalį, visi sudedam, užsakovas, architektas, daug tų dalyvių ir vat gimsta produktas. Planas yra rudenį kraustytis, dabar čia pridavimo procesai, dar baldai visokie, įranga, kas jau nuo statybininkų nepriklauso ir tada jau kraustysis. Bet palyginus, žinai, kaip iš pat pradžių vaikštai, ten nieko nėra, viskas, o dabar viskas jau yra, čiki-briki viskas. Šitas neblogas buvo iššūkis toks. Pilnai šita visa gamykla pastatyta man dalyvaujant, tik žemės sklypo nepirkau su savininku. Visa kita, tai esu nuo projektuotojo parinkimo, projektavimo užduoties suformavimo projektuotojui, visame projektavimo procese dalyvavau ir metus laiko statybos procese. Ten ir rangovų parinkimas, administravimas rangovų ir taip toliau. Liūdesys perina į džiaugsmą, kai tu paskui po kiek laiko pravažiuoji ir galvoji, o čia statyta, čia liks galėsiu gal anūkam parodyti, kad sakyti, o anūkai, žiūrėkit kaip yra. Tokia pelkė buvo, pelkė, o dabar iš po tos pelkės tai čia miela malonu, kaip sakoma. Gali pafilmuoti. Buvo priimtas kaip šlaite pastatyti šulinius. Tai buvo sugalvota pasiūlymas rangovo, kad perpjaut per pusę šulinį, vieną dalį vienai padaryti ir va, medeliai gali savo augti. Aišku, dar čia reikia žolės kokybė nelabai, ne kažką reikės dar ravėti, purkšti, naujai sodinti. Jau kvepia. Ar jauti ore pabaigtųjų kvapą? Vieną kitą dar štrichą liko padaryti, bet iš principo 97% darbų, 98% darbų baigta iš esmės. Valstybinės komisijos užbaigimo procedūra man vienas iš tokių malonesnių mano darbų. Jeigu taip ilga istorija trumpai, tai surenkami dokumentai, sukeliami į sistemą, planuoju statau sistemą, pateikiama valstybiniai teritorijų planavimo inspekcijai statybų. Jie patikrina ir tada arba priima, arba atmeta, turi pasitaisyti, arba jeigu jau priėmus, tai formuojama yra komisija. Komisijai duotas tam tikras laikas, ten po komisijos suformavimo narių paskirimo apie 20 dienų, gal net mažiau turbūt. Ir tada su kiekvienu komisijos nariu atskirai bendrauji, tai ten valstybinė daroma inspekcija, higiena, gaisrininkas, architektūros skyrius ir taip toliau. Dažniausiai būna daugiausia darbo su gaisrininkais, paskui su architektūros skyriais visokiais. Ir kiekvienas tas narys, dažniausiai panašiam pastate apie 9, gal 12 narių būna, turi parašą uždėti. Ir kaip žaidime surenki tos 12 parašų ir tada imi įgaliojimą iš užsakovo ir važiuoji pastatą užregistruoti. Ir tada jau skaitosi viskas, mano darbas baigtas.
ir tada galiu jau kelti taurę šampano ir džiaugtis dar vienu pliusiuku, žvaigždutę mano plačioj krūtinėje, jeigu čia taip. Vieną kartą dariau tą prisistatymą, tai bandžiau skaičiuoti, kiek yra ploto, kiek kvadratų, kiek namų vienetais. Tai jau nemaži tie skaičiai ir smagu papildys, tai čia dar 4000 kvadratinių metrų. Man atrodo, iš viso suskaičiau, kad 100 000 kvadratinių metrų jau yra statyta, pastatyta. Bet čia dar ne pabaiga, aš jaunas, gražus vyras ir statysim, darysim dar. Kur lekiam toliau su Mukai.